Lietuva, Lietuvos širdis Kaunas. Ne, Kaunas nuo šiol skelbiamas atskira respublika, tad norėčiau pristatyti kauniečių arba forslandiečių respublikos ypatumus. Visų pirma, forslandiečių kalba skiriasi nuo literatūrinės lietuvių kalbos. Čia dažnai naudojami nelietuviškos kilmės žodžiai, rusiški keiksmažodžiai, trumpinamos galūnės, kaip antai geziuks, forsiuks, bičiuks, mergikė. Respublikos žmonės keisti, nelietuviškai forsai, kaip atskirti šios respublikos gyventojus. Visų pirma, jie nedrąsus, tai parodo ir jų respublikos gatvėse kabantys plakatai, taip pat jie dažnai mėgsta apsiginkluoti. Stilius. Mėgstami garsus firminiai sportinės aprangos gamintojų ženklai. Niko, Pume, Adidas. Privalumas į sportinės kelnės turi madingas 3 juosteles, pageidautina avalynė, šlepetės. Taip pat didžiulės svarbos aksesuaras grandinėlė. Ne tokia didelė, o vat būtent štai tokia. Nepamirškime paminėti mėgstamiausio telefono Nokia 330. Merginos skirstomos į keletą grupių – forsės ir fifos. Pirmosios elgiasi ir rengiasi kaip ir vyriškos lyties respublikos atstovai, antrosios visgi atrodo šiek tiek kitaip. Mėgstamiausia spalva rausva arba kaunietiškai ružava arba rožinė. Kartais naudojami zebro, tigro, gepardo raštai, avaliniai aukštakulniai, neatsižvelgiant į metų laikus ir oro sąlygas. Muzika. Muzikos stilius sportiškas arba kavenskas. Labiausiai mėgstama rusiška muzika, iš bėdos klausoma respublikos gyventojų arba dažnų respublikos svečių. Vyraujančios automobilių markės Volkswagen ir BMW. Pageidautina, kad automobilis nebūtų naujesnis nei 10 metų. Jei automobilis naujesnis, galima spėti, jog tai respublikos svečias. Respublikos įžymybės ir įžymės vietos. Vienas spalvingiausių ir šauniausių Portlando asmenybių – charizmatiškasis Vytautas Šustauskas. O svarbiausi miesto pasididžiavimai liko nepaminėti. Tai 1939 metais pastatytas angaras, kuris minimaliai pritaikytas žaisti ir stebėti krepšinį. Bet tame pačiame angare apsistojusi ledo ritulio komanda. Krepšinio komanda labai skambi pavadinimu Žalia kurva. Kita įdomi informacija. Portlando gyventojai didžiuojasi didžiausių Baltijos šalyse Akropoliu. Tuo tarpu Vilniaus gyventojai džiaugiasi atsikradę Suvalkijos lygumų gyventojų savaitgalinių srautų į sostinę. Taip pat svarbus faktas, kurį būtina paminėti, kad kasmet iš Portlando Respublikos į Lietuvos Respublikos sostinę emigruoja vis daugiau gyventojų ir vilniečiai tuo džiaugiasi. Ne. Paskutinis dalykas, kurį norime paminėti, kad kol Kaunas priklauso Lietuvos Respublikai, labai nervinosi, kad jam iš po kojų slysta antro pagal dydį miesto Lietuvoje statusas. Tačiau, kai Kaunas atsiskyrė ir pasiskelbė atskirą respubliką, jam nebėra ko nerimauti. Ačiū už dėmesį.